Sveiki, kalbėsime apie taktilinę sistemą. Tai yra sistema, kuomet tam tikri prisilietimai kelia nerimą. Taktilinė sistema tai yra mūsų visų pojūčių žemėlapis, nes oda tai yra pats didžiausias žmogaus kūno organas, kuris surenka įvairiausius švelniuosius jutimus nuo mūsų kūno. Taktilinė sistema atsakinga ne vien tik tais už jutimus, kuriuos jaučiame per savo odą, tai yra per receptorius pasiekia mus šitą informaciją, bet taipogi taktilinė sistema yra atsakinga ir už gynybinę funkciją, kai mes jaučiame, pavyzdžiui, kad žvakė per karšta, jeigu padėsime ranką ar delną virš žvakės, ar ne. Taipogi mes galime atskirti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, užmerktomis akimis atrinkti, kur yra raktas, kur yra koks kankorėžis, mes skiriame, tai yra mes turim tą tokią vadinamą diskriminacinę funkciją, kuomet mums aišku netgi ir koks yra paviršius, grublėtas, švelnus, gleivėtas ir taip toliau. Ir kai kalbam apie taktilikos sutrikimus, tai jie gali būti tiek temperatūrinio nejutimo, tai yra, kai žmogus nesupranta, kad yra dabar karšta arba jisai labai sušilo, jisai gali netgi pykti, bet nėra įpročio nusirengti šiek tiek, tai yra galbūt nusivilkti megztinį arba prasisegti striukę, nes tiesiog neaišku, dėl ko jisai pyksta. Taipogi gali būti toks atvejis, kada kaip tik žemesnės temperatūros nefiksuoja mūsų taktilinė sistema ir tiesiog netgi, pavyzdžiui, žiemą žmogus gali maudytis ledinėme vandenyje ir atrodytų, kad kiek bebūtų, jisai visas gali būti net ir mėlynas, bet jisai nesuvokia, kad jam yra šalta ir tiesiog pats to neįvardina. Tai tas yra svarbu taipogi, kai mes kalbam apie būtent taktilinę sistemą mokymosi procese. Tai mokantis labai dažnai kyla iššūkių, netgi laikant pieštuką, parkerį, tai pieštukas dažniausiai tai yra jau toks aukštasis pilotažas. Tai be jokios abejonės vaiko bendroje raidoje turi praeiti visos tos raidos fazės, kas liečia su rašymu. Tai pirmiausia, jis turėtų turėti tos flamasterius, kurios suspaudžia, tai čia veikia tiek taktilikos, tiek propriocepcinė sistema, vėliau jis galėtų piešti kreidelėmis, taipogi yra svarbus be jokios abejonės rašymas tušinuku, parkeriu ar ne, ir jau kai mes duodame pieštukus, pieštukai pati sunkiausia forma. Ir visiškai normalu, kad jeigu, pavyzdžiui, yra propriocepcinės sistemos sutrikimas, kad gali jie nulūžti, nes žmogus perspaudžia juos, jis negali paskaičiuoti savo tiesiog jėgos. Jeigu yra taktilikos sutrikimas, kaip tai gali būti labai sunku suimti į delną, suimti į ranką. Kartais naudojami netgi specialūs tokie grideriai, kurie užmaunami ant pieštuko tam, kad būtų tiesiog kaip sufleris vaikui, kur tuos pirštelius laikyti, kad jam būtų lengviau tai sučiupinėti. Aišku, kitos problemos, tai bet kokios smulkios veiklos, su smulkiaja motorika, kas susiję, tai ir perrinkimas tam tikras, ir sučiupinėjimas tam tikrų mažesnių daiktų, lygiai taip pat sagų užsisegimas. Tai visa tai yra mūsų labai svarbi taktilinė sistema. Iš kūno į smegenis driekiasi apie 80% visų skaidulų, o iš smegenų į kūną jau grąžinama tik tai 20% visų skaidulų. Ir čia vėlgi ir mums kaip psichologams ir kitiems specialistams yra vėlgi ir tėvams, ar ne, ypatingai yra svarbu suprasti, kad vėlgi, kiek, kad smegenis visą tą gausą tos informacijos 80% vėlgi labai apdoroja individualiai. Ir čia vėlgi mes ir kalbam, kad ne mes, bet sensorinė integracija ir kalba, kad ta informacija atnešta į smegenis yra labai įvairiai apdorojama ir šiaip iš tikrųjų, kad nėra dviejų vienodų smegenų.
Sensoriniai poreikiai tai skirtingi būdai, kuriais mes jaučiam aplink mus supantį pasaulį. Turbūt sensorinės sistemas, sensorinius poreikius dalinčiau į 2 dalis - 4 ir 4. Tai pagrindiniai 4 būtų klausa, rega, skonis, uoslė, o likusieji 4, kurie turbūt dažnai kelia iššūkių man kaip logopedijai, logopedo kabinete, taip pat tėveliams namuose, ugdytojams kitose įstaigose, tai būtų taktilika. Taktilikos sutrikimai pasireiškia įvairiose kasdienėse situacijose. Tai gali būti pirmiausia vienas ryškiausių galbūt tokių požymių, tai yra vengimas. Tam tikrų rūbų keitimo, etikečių baubas ir problema gali būti arba drabužio sudėtyje audinio, tai yra, kai audinys yra netinkamas, tai tokiu būdu tėveliams reikėtų parinkti natūralesnės audinio formas, tai yra medvilnė galbūt, ne visi taipogi toleruoja lino gaminius, be jokios abejonės, dažnai netgi vilnos audiniams gali būti vaikai ir jaunuoliai jautrus. Tai tiesiog vaikas gali nenorėti keisti kito rūbo. Ir tokia susiklosto netgi situacija, kad tarkim rūbas yra išteptas, jau toks net ir nunešiotas ir tėveliai sako, tu gal pasikeis tos marškinėlius, pažiūrėk, kaip tu ten atrodai, o vaikui yra labai sunku, nes tai yra pats mieliausias prie kūno glundantis rūbas, su kurio tikrai labai sunku atsisveikinti. Kitos tokios problemos tai gali būti išryškėję dar ir ugdymo įstaigose, kuomet yra įvairūs lipdinukai iš plastilino, naudojami įvairūs klijai, tam tikros glitnios, lipnios formos. Tai gali visiškai nemėgti liesti tokių formų ir tai nereiškia, kad mes turim tada atriboti nuo dalyvavimo. Jokių būdų mes galim pritaikyti puikiai tam tikras veiklos formas. Jeigu nenori vaikas ar jaunuolis liesti kažkokių tai formų, bet mums reikia to užtikrinti tą dalyvumą, tai mes galim duoti šaukštelį ir su šaukšteliu kažką atlikti. Galim duoti specialų teptuką kažkokį, kur ten kažką tai patepti reikia. Galim įdėti tas formas į maišelį ir tiesiog jis gali galbūt pagal savo dalyvumo lygį vėlgi atlikti tam tikras užduotėles. Bet kaip sakiau, mes psichologijoje labiau žiūrime tuos simptomus, elgesio emocinius sunkumus ir bandome juos lengvinti, įveikti per ryšį, per emocijų, per tokį ilgį atkreipimą į emocijų svarbą, į jų pripažinimą, į emocijų užvardinimą, už tokį žinios teikimą. Viskas gerai, mes esame šalia, girdžiu tavo, matau tavo jausmus, mokau tave priimti, pagarbiai tuos jausmus, atskiriu jausmus ir jų išveiką. Tai tokie dalykai yra svarbus. Taktilika padeda jausti garsų formavimąsi per lūpas, liežuvį ir visus veido raumenis. Kalbant apie taktilinę sistemą, neretas atvejis, labai dažnas atvejis yra, kai vaikas yra jautrus drabužiam. Tikrai yra tokių atvejų, kur ir žiemą prie gilaus minuso pūgos negalima uždėti nei pirštinių, nei kepurės vaikų, nei šaliko, todėl kad jisai viso tos faktūros jisai negali pakęsti tiesiog ant savo kūno. Tai gali trikdyti ir rūbų etiketės, tėvai iškerpa arba renkasi kuo švelnesnės medžiagas, natūralesnės. Būna netgi sudėtinga pakeisti sezoniškai rūbus, jau vaikas prie tam tikrų vasaros drabužių priprato, apsiprato ir staiga ruduo ir vėl reikia vaikui keisti. Tai tikrai yra daug iššūkių. Ką galima daryti, tai tikrai yra būdų, kaip tą galima sumažinti.
Tai yra net specialūs šepečiai kūnui, ar ne, kur tiek tėvai, aišku, specialistas, na, sakykime, aš logopedas to neužsimsiu, ar ne, vaiko nemasažuosiu, bet taip galima nujautrinti, ar ne, tos pojūčius. Žmogus, kuris nekalba ir kartais nesupranta, ko tu iš jo nori, jisai moka ir plaukti, laikytis vandenį ir nardyti, bet yra problema. Nesimauna nei kepurės maudymosi, nei akinukų ir labai dažnai būna po vandeniu su savo atmerktom akytėm ir tu niekaip jo neuždėsi. Nu, ne kažką. Ir norėjom labai išvažiuoti kažkokią tai kelionę, na, sakykime, pabūti dar vasaroj. Labai baisu visada būdavo važiuoti, nes žmogus prigerdavo daug vandens. Visada gerdavo. Tai atsirado tas tik tai supratimas, tik tai galbūt šiais metais, na, praeitais metais, kad nebegerti to vandens tik stipriai.